Sveiki, čia yra King Shark Ridas vėl ir čia mano pirmasis išgyvenimo vaizdelis. Jame parodysiu, kaip jums reiktų statyti namus. Aišku, galite statyti kaip norit, bet čia mano survival vaizdelis. Tai kągi, pradėkime. Pradžioj aš paieškosiu geros vietelės. Grybų reikia, gėlių ne, nors gėlių ir neįmanoma pasimti. Tai kągi, paieškosiu geros vietelės. Pasimėm man grybą. Štai kuperis, mes jį pasiimsime. Iš jo galim pasidaryti šarvus, kurių mums vėliau tikrai prireiks. Būtinai prireiks. Kadangi šis medis yra didelis, aš jį nukirsiu. Kirskit didelius medžius, nes iš kitų beveik nėra mažai naudos. Jeigu mažus kertate, tai reiškia, jūs labai kantrus žmogus. Šitas slaimas puola mano gidą prievartauti. Gerai. Štai čia mūsų lygumos. Didžiosios lygumos. Kirskime medžius. Kertam. Štai mūsų medžiai. Su tol, kol bus maždaug viena apkaba. Kol bus 150 šito medžio. Tol, kol bus. Taip pat. Toliau kertam. Ilgai nubaudžiai kertame. Tiesiog reikia daug medžių šitame žaidime. Be medžių, galima sakyti, neįmanoma išgyventi. Praeit triušių. O ne, čia triušių. Kaip priešikta. Triušiais kažkas čia šį. Štai mūsų vietelė su mūsų ironu ir kuperiu. Ne, dabar jo nekasiu. Dabar aš nukirsiu šiuos medžius ir vietoj jų pasistatysiu namelį. Jau praėjo pusę dienos. Maždaug. Ir taip žinau, kad iš šitų medžių nėra jokios prasmės. Duoda tik po 3. Ne, po 8. Tai vat. Tai iš 8 nieko nepasideda. Tokį medį gali kirsti tada, kai tau reikia vieną gabaliuką. Aš čia pabandžiau paimti tuo pačiu metu kirsdamas. Ne. Kągi, vėl tai triušiai. Kertam toliau. Nu to eik iš čia slaimas. Su tam nieks nekalba. Žalis. Nekreipkit dėmesio. Į tą slaimą nekreipkit dėmesio. Jeigu jūs kertate medį toliau, kirskit, jis tiesiog šoks į jūsų, jūs tuo pačiu metu mojuosite savo kirvį. Ir... Tai vat, mušamas tuos slaimus, labai aš jų nemėgstu. Pasidarysiu aš tokią apsaugą nuo to slaimo, kuris artėja. Pastatykite tokį tam, kad jis neužšoktų kol kas, kol jūs čia statotės. Kad nemaišytų jums. Ups.
Reikia dabar dar bastalio. Kažkaip ne, taip kažkaip negerai. Blemba, draugas vis skambina ir skambina. Tai kągi, mums reikia durelių savo namelių. Išsikirskime skylę durimis. Truputį arčiau prieikit. Štai. Siemam durelės. Siemą. Ta medį, kad mums durų netrukdytų varstyti. Nes labai užknisa, kai atsidaro į tą pusę. Štai. Šito man iš vis nereikia. Ir dar to nebereikia, nes aš jau pasistačiau namą, todėl. Kai aš esu namuose, aš esu saugus. Truputį aš per žemas. Tai vat. Ok, išorę baigėme. Dabar mes pasistatykime kėdutę. Gidas turėtų kur sėdėti. Ir štai siena. Gal užteks tik vienos apkabos. Šiam vaizdeliui 248. Štai išdėliokite. Tai reikia spausti pirmąjį pelės mygtuką ir tada jūs dedate. Gerai. Taip pat. Nežinote, kaip atsisiųsti terariją, tai panaršykite mano kanale. Ten tų vaizdelių dar netiek daug, tik 3. Ir tenais bus vaizdelis, kaip atsisiųsti terariją. Jeigu jūs dar nemokate. Beje, pamiršau paminėti praeitame vaizdelė, kad veiktų terarija, jums reikia įsinstaliuoti framework, tada kažkokį ten DivX ar kokį. Ir kitas programas, jeigu jums neveiks. Jeigu jums dar neveiks, įsinstaliavus frameworką ir tą programą DivX, kurios daugeliu žaidimų reikia, tai parašykite man paštu ir aš jums atsakysiu. Tai vat. Tikitorč. Taigi, dabar mums reikia plaktuko. Su plaktuku galite numušti sieną, kėdę, stalą, tokius buitinius daiktus. Va, tada paspaudite ant to namelio ir pasižiūrite, ar šitas namas galioja, ar jame gali gyventi kas nors. Oi, nesu tuo, bet kokia šiek. Štai. Šitai sienos. Čia bus mano rūsys. Toksai. Galite statytis, galite ne, bet aš jums patariu pasistatyti, nes kitose vaizdeliuose tikrai pravers. Ten kaip ir pradžia mano kasyklos. Bet tuo pačiu rūsys bus, pamatysite, viskas bus čia gerai. Išsikaskime šį metalą, jis tikrai jums pravers, ir šį koperį. Visokius tokius būtinai išsikaskite, nes tikrai praverčia. O ne, pamečiau savo pikeksą. Koperinis pikeksas. Taigi man reikia 2 šitų. Ten pasistačiau, gerai. Tuojaus mes čia susitvarkysim, pasimam plaktuką. Su juo galima dar beje šituos malti. Tada pasistatome terminalus.
Tada šitą nukalam. Ir pasistatom šalia to. Bus mūsų kaip ir kopėtėlės. Mūsų kopėtėlės. Ups, šitaip ir. Reikia susirinkti monetas. Ne, čia viskas. Rodos kažkas mus aplinkų. Ar tu to tikrai žygi? Taip. Tai vat, išsikaskite tokį kaip aš. Na ir kągi mes čia turime? Čia kūdikis. Apsaugo pasvirtų. Gal čia jo kūdikis, jis netikras. Tai va toliau kasame. Šiek tiek platesnė, kad būtų erdvės. Gal klaustrofobija. Arba šiaip erdvės trūksta. Mėgstate erdvę, tai galite netausoti. Tiesiog gyvenkite laisvai per šį žaidimą, nes čia toks žaidimas. Kad jūs gyvenate laisvai. Čia ką norite. Nebijokite, tėvai ant jūsų labiau nepyks. Jeigu jūs žaisite šį žaidimą. Štai dabar pasidėkime šiek tiek apsišvieskime. Kaip sakoma. Galite tiesiog torsus ant sienos padėti, bet ir mano nuomonė geriau. Tai dabar išvalkime sienas ir pasistatykime medides. Gražiau atrodytų. Pasiemam savo sienas, kurias prieš tai išsikraftinam. Išdėliojam visur. Ir šiai, mūsų rūsys baigtas. Tai kągi, nepamirškite subscribinti ir laikinti.